Labadiena, ponai ir ponios, labai malonu visus matyti taip gausiai susirinkusius į naujos Arūno Kumpio, lietuvio kario savanorio, kariavusio Ukrainoje, antrosios knygos Ukrainos karo audrose, savanoriai iš Lietuvos dienoraštis pristatyme. Kalbėsime ne tik apie knygą, bet ir situaciją Ukrainoje. Jonas ką tik grįžo iš Ukrainos, šiandieną grįžo, aš grįžau vakar. Arūnas, aišku, ten praleido daugiausia ir tikrai turės ką papasakoti ir apie dabartinę situaciją, ir apie savo prisiminimus, bet pirmiausia, labai norėčiau visų paprašyti. Šiandieną sužinojome, kad Lietuvos karys žuvo Ukrainoje ir 100% tai yra, turėjom pranešimų ir anksčiau panašių, bet iki galo nepatvirtintų. Dabar žinome tikrai, kad lietuvis karys žuvo Ukrainoje, tad prašau visų tylos minutę pagerbti jo atminimą. Dėkui visiems. Tapatybė asmens jau atskleista, bet dar neoficialiai žiniasklaida skelbia, bet kuriuo atveju, kada bus pranešta, patvirtinta, tai galima bus ir oficialiai apie tai kalbėti. Tai pradėsiu nuo to, ką pats užrašiau, turėjau privilegiją perskaityti šią knygą dar iki tol, kol ji buvo atspausdinta, ir pradėsiu nuo to, ką pats užrašiau antrajame knygos viršelyje. Arūno karo dienoraštis yra nepaprastai įtraukiantis. Vieną dieną keičia kita, vienas užduotis kitos. Rydamas puslapius taip įsitrauki, kad pamiršti, jog tai ne įtaigus pramanytas pasakojimas, o tikras gyvenimas. Drąsaus lietuvio savanorio užrašai svarbus daugeliu prasmių. Naudingi siekiant suprasti, pajausti ir žinoma pasiruošti. Nuoširdžiai rekomenduoju. Tai tą užrašiau pats tokį pirmą įspūdį perskaičias šią knygą ir vienas iš dalykų, kurie pirmiausia šovė į galvą, kaip gerai, kad žmogus rašo dienoraštį. Nes prisiminimai ir dienoraštis yra skirtingi dalykai. Tai Arūnai, pirmiausia, kodėl nusprendėjai rašyti dienoraštį ir kaip tai vyko apskritai tas dienoraščio rašymas? Sveiki visiems. Tai čia tokia įdomi istorija gavosi, kad tikrai prisiekiu, neplanavau to daryti, bet pirmos misijos metu Charkove trečią dieną tik tai atvykus papuolėm į artilerijos apšaudymą, streso buvo daug ir aš kažkaip tai grįžęs iš užduoties išsitraukiau savo blanknotėlį ir ėmiau, pamenu, pieštuku liktai rašyti ir tuo metu su stresu dorojamės kaip kas gali, ne visi ir susidoroja. Tai aš pradėjau rašyti ir pradėjau jausti, kad tai veikia kaip koksai psichoanalizės seansas. Vakare pavyko be problemų užmigti. Ir po to aš kartodavau, tą patį darydavau ir... Ar galvojai apie knygą, ar pirmiausia apie tai, kad norėjai tiesiog nusiraminti, išlieti emocijas? Ne, apie knygą visiškai negalvojau. Paprasčiausiai norėjau viską detaliai permastyti, kaip ir minėjau, užsiimti truputėlį savianalizę. Kodėl taip vyksta tokie dalykai, kad tu visais įmanomais būdais stengiasi pabėgti iš tos situacijos. Tai susitvarkyti kažkaip tai su tuo reikia. Ir ta pirma misija buvo labai trumpa ir aš grįžęs perrašiau, po to daviau paskaityti draugams ir pasakė, kad wow, tikrai įdomu ir parekomendavo toliau rašyti
elektroniniam formate ir aš jau sekančias misijas, kai važiavau, ėmiausi notepadą ir rašydavau, ne visą laiką rašydavau, ne visą laiką, kaip sakant, ir formą tokią turėdavai, kad gali rašyti. Vienose dienose vos kelias mintis, vos keli žodžiai, kitose yra kur kas plačiau. Bet aš stengdavausi grįžęs bent jau pagrindinius faktus pasižymėti ir tada, kai turėdavau laiko poilsio dienas, atgamindavau. Tai maždaug taip. Ir tai tarsi turbūt ne tik psichoanalizė, bet tu sugrįždamas padarai tam tikras išvadas, gal pats save tarsi paanalizuoji iš šalies, gal kažkokių klaidų nedarai kitą kartą, ar kažkaip keiti savo veiksmus, ar ne? Tai tokia, naudingas metas. Iš esmės tai sakau, man tai suveikė visiškai taip, kad aš galėčiau išgyventi ten psichologiškai, nes nepaslaptis, kad daug kas paprasčiausiai palūžta. Nebegali būti, nebeprisiverčia. O sąlygos, kuriame rašiai, važiuoja į Bachmutą. Ir atstumai iki priešo yra visai nedideli. Kaip čia vienas mūsų su Jonu bendras draugas sakė, aš priešo veidus mačiau Bachmutą, tiesiog fiziškai veidus. Kokiom sąlygom yra tas dienoraščio rašymas? Kaip tai atrodo? Labai įvairiai, kai, tarkim, turėdavau laiko pozicijose, tai kartais ir duobėj gulėdamas rašydavau apkase. Bet gal tokie retesni atvejai čia būdavo, kai mes šiaip Bachmuto gynyboje daugiau kaip pusę metų mano padalinys dalyvavo, tai ten daug labai praleista buvo dienų ir valandų ir kartais pozicijose, kai praleidi daug laiko apkase, tai paprasčiausiai ne visada turi kom užsiimti. Bet čia labiau būna išimtis, paprastai grįžęs į bazę prieš miegą. Pats tapai Javelino operatoriumi. Kaip tai susiklostė ir kodėl būtent tokia specializacija, ji naujai pačiam atėjo, jau antroji misijoje, kokios buvo aplinkybės? Aš kažkaip tai prieštankiniai raketiniai kompleksai mane intuityviai traukdavo visą laiką, mes dar pajokaudavom su savo Lietuvoj, kai būrio draugais, kad apie savo svajonės, tai aš sakau, aš tai norėčiau Kremliaus vartus iššauti iš prieštankinio. Jie gali nespinduliuoti šilumos šaltinio, reiktų prieš tai padegti. Yra, kurie ir šauna ir nespinduliuoja. Ta prasme. Ir man taip atsitiktinai pasisekė. Aš kažkurį kartą grįžinėdamas, eilinį kartą į namus, mano du kolegos iš mano būrio važiavo į kursą į Lvivą ir man bevažiuojant tokia kilo mintis, jie paprasčiausiai dviese važiavo vieną mašiną, o aš važiavau iš paskos kitą mašiną ir mes vis karts nuo karto susiskambindavome ir aš jiems sakau, o klausykit, o yra šansų kokių, kad pavyzdžiui aš važiuoju pro Lvivą ir ten buvo, dabar nepamenu, nuo savaitės iki 2 savaičių kažkur tai kursai, bet ne vien Javelino, ten ir Stinger ir kitų prieštankinių raketinių kompleksų, tame tarpe Stugna, Fagot, NLO ir taip toliau. Tai ar yra šansų, kad aš galėčiau su jumis tame kurse sudalyvauti? Ir jie sako, mėgink, skambink vadui, gal pavyks. Ir aš bevažiuodamas... Paties iniciatyva, kitaip tariant. Pasidariau paso kopiją, nusifotkinau, net nesustodamas, važiuodamas, nusinčiau vadui, jisai susiderino su Lvivė, su ten kurso vadovais. Ir aš važiuodamas iš paskos skambinu, sakau, okei, hebra, aš nebe į namus važiuoju iš paskos į kursą su jumis. Tai taip aš papuoliau į tą kursą ir dar negana to, pačiame kurse ten buvo atskiri užsiėmimai pagal
ginklo rūšis ir buvo ir atskiri instruktoriai. Ir kaip dabar pamenu, į klasę įeina Stinger prieš lėktuvinės gynybos sistemos instruktorius ir sako, atsineša mokyklinį Stinger mokomai ir sako, šitas Stinger yra mūsų draugų lietuvių. Ir čia gal net tie, kuriuos Lietuva siuntė 23 vasario. Ir jisai pasakė, iš šitos partijos pirmieji prie Kijevo numušti sraigtasparniai K-52. Taip, Lietuvos Spartanas spėjo išskristi 14 valandų iki karo pradžios atvežę Stingerius. Taip. Tai ten maniškiai iš karto, tai sako, turim čia vieną lietuvaitį. Tai buvo labai įdomu. Ir tada instruktorius papasakojo istoriją, kad sakė, kai prasidėjo karas ir pirmomis dienomis kaip tik pradėjo tą poligoną bombardavo Lvyve. Raketos krito, tai ten buvo kanadiečių misija. Mokymo centras. Visus atšaukė, visi išvažiavo. Vieninteliai lietuviai liko, pasakė, ir jau iš ambasados mūsų atšaukinėjo iš vyriausybės, bet jie ten rado priežasčių ir sakė, kol nepabaigsim kurso, neišvažiuosim. Baigė dėstyti per karą, atliko darbą ir grįžo namo. Puikiai. Dar keletas dalykų apie jauseną, motivaciją ir po to, aišku, pereisim. Nenoriu eiti labai į knygos detalės, nes vis dėlto nesinori gadinti jūsų to įspūdžio skaitant knygą. Bet pats esi patyręs grado apšaudymą ir man vienas bičiulis, kuris yra tą patyręs, sako, net ir tie, kurie niekada nėra meldžiasi, tie, kurie nieko netikėjo, pasidaro tikintis, patyrė tokius išgyvenimus. Tai jeigu galėtum trumpai papasakoti tas aplinkybės, kada tu susiduri su intensyviais priešo apšaudymais, kas tuo metu vyksta, kaip tuo metu veikia psichika žmogaus? Įsimintimniausias, kaip ir visais kitais gyvenimo atvejais, pirmasis kartas. Tai pirmo karto nepamiršiu niekada. Po to jau kažkaip tai prie to pripranti ir reaguoja adekvačiai, nes esi matęs jau ir baisesnių dalykų, bet pirmas kartas įsimintinas. Tai man tas pirmas kartas, mes grad ir gavom pusę kasetės vadinamos, ten 40 raketų telpa į vieną paleidimo sistemą grad 21. Ir į mus netikėtai atlėkė 20 raketų. Jos sproginėjo visiškai šalia, aš tada sėdėjau mašinoje, kad užvesti mašiną reikėjo išjungti signalizaciją, o mašiną blaškė, tai po metrą į šalis aš niekaip negalėjau pagauti to pultelio, kad užvesti. Vienintelis išsigelbėjimo būdas, tai nežinau, ar priedanga labai padėtų, bet elementariausiai dingti iš to apšaudomo kvadrato, nes grad sistema veikia taip, kad pasirenka koordinates ir ten guldo šachmatų tvarka, tos raketos krenta. Ir jeigu spėjai išlėkti iš to kvadrato, tai tau pasisekė, nespėjai. Tai... Bet, sakau, yra baisus, bet kariai yra ir baisesnių dalykų. Baisesnių, kuria prasme? Kas yra baisiausias kare? Tai yra didesnių kalibrų. Tai ir kai atlėkė 202 kalibro yra pionas. Tai kas tai yra? Pion yra toksai ilgų vamzdžių pabūklas minosvaidis skaitosi. Tai yra turbūt, nežinau, turbūt didžiausias kalibro šaudo. 220. Ar 200, ne, 202, atrodo. Tai turėjau tokį apšaudimą ir kur taikėsi konkrečiai į mus Bachmute. Tada mes dirbom su partneriu, su prieštankiniu raketiniu kompleksu Kornet. Tai
irgi bėgom, palikę ir sistemą, ir po to turėjom atvažiuoti pasiimti. Tai sviedinys krito už kokių 10 metrų, bet laimiai už mūsų automobilio ir už tvoros ir dar į sukedentą žemę. Tai buvo toksai slėgių skirtumas, kad mašinos langus išpūtė, nei į vidų stiklai subrėjo, viduje nebuvo jokios stikliuko, viską išpūtė į išorę. Ir durelės galėjai tarp durelių pirštus du įkišti. Tai buvo gana efektingai. Motyvacija. Daugam, aišku, 100% čia esantiem žmonėm kyla klausimas, ar tiesiogiai, ar pasąmoningai, kodėl vykai į Ukrainą kariauti. Trumpai įvesiu į kontekstą. Arūnas yra verslininkas, sportininkas, dalyvavęs 10 didžiausių pasaulyje maratonų, triatlonininkas, į krašto apsaugos savanorių pajėgas įstojo po Krymo okupacijos, ar ne? Po Krymo okupacijos 2014 metais tarnavo Lietuvos kariuomenėje, karių savanorių, bet tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir projektuoti save, ginti ginklų Lietuvą yra viena, bet išvykti į kitą šalį, kariauti yra visai kas kita. Kokie buvo tavo motyvai? Tai aš kažkaip tai psichologiškai buvau tam pasiruošęs, nes 14 metais, kai prasidėjo ten karas Ukrainoje ir visi stebėdavom, labiausiai turbūt įstrigęs buvo Azovo batalionas, kur užsieniečiai tarnavo ir kai aš matydavau, kad ten yra praktiškai visų tautybių žmonių šalių, švedai, lenkai, net britai ir nėra lietuvių. Tai aš galvodamas, kad supratau, kad taip paprastai viskas nesibaigs, turės įvykti anksčiau ar vėliau karas vėl atsinaujinti. Vasario 24 prasideda karas, kovo 11 tu išvažiuoji į Ukrainą. Tai man buvo nuo pat pradžių, aš galvoju, aš nepernešiu tokios gėdos, jeigu tame kare nebus lietuvių. Tai ir aišku, visi kiti dalykai susidėjo. Kažkas tai turi padaryti, ne? Taip. Tai vienas dalykas, antras dalykas, kad Ukraina yra mums artima šalis, artimi žmonės, turėjom bendrą istoriją ir visa kita ir kažkas tai turi tą daryti, dar plus prisideda tas dalykas, kad nežinau, kiek visi supranta, aš labai aiškiai suprantu, kad mes ko gero būsime sekantis, o galėjom būti ir pirmi. Ir jeigu jau galvoti ir kalbėti kariškais terminais, tai mes neturim tokio šalies gylio kaip Ukraina, kad galėtume sėkmingai priešintis, nepatirdami didelių nuostolių. Tai yra, kada reikia atsitraukinėti. Tai Ukraina tą gylį turi. Ir kaip dabar, pavyzdžiui, toj pačioje Avdijivkoje, jie turėjo kur atsitraukti. Klausimas yra tame, ar Lietuvoje kariaujant, ar mes turėtume kur atsitraukti. Taip, ir galim pakalbėti apie dabarties situaciją. Tiesa, mūsų pokalbis truks iš viso 45 minutės, iš jų 20 praėjo. Galime sutarti, kad paskutinės iki 10 minučių bus skirtos jūsų klausimam, tai aš tiesiog raginu pagalvoti, ko jūs norėtumėte paklausti, Arūno ar Jono, ir tos klausimus galėsite užduoti mūsų pokalbio pabaigoje. Dabarties situacija, Jonai, pats ką tik grįžai, buvai ir fronte, tiesiai, Blue Yellow veža daiktus
tiesiai galutiniam vartotojui, jie atiduoda kariaujančiam kariui į rankas. Ir dėl to labai gerai žino situaciją mūšio lauke, pavadinkim taip, fronte. Tai, Jonai, ir aš teisus, kad su kiekvienu atvažiavimu optimizmo yra mažiau ir mažiau, ar ne? Su kiekvienu tavo atvažiavimu į Ukrainą optimizmo Ukrainoje yra mažiau ir mažiau. Per pastaruosius 12 mėnesių turiu. Aš kitaip paformuosiu, ryžto daugiau. Ryžto daugiau, taip. Tu supranti, kad situacija, kaip kurio prasmėm, tas pasidaro sudėtingesnė. Čia tas karas be galo kompleksiškas. Čia kalbame kiek apie patį karą, apie rusų veiksmus, apie ukrainiečių ten reikalus, apie vakarų pagalbą, apie politinius elementus. Aš jau tiesiog, kadangi sėdžiu ten kiekvieną dieną, aš jau taip jau kompleksiškai žiūriu, kad kartais bandau suvokti pats, ką aš suprantu ir ką žinau. Bet ryžtų vis daugiau, žodis, kad desperacija, gal nenorėčiau naudoti, bet kas nuo kartą atsiranda tokių minčių, kad čia jau kažin, kaip čia. Jau konkrečiai kalbant apie šitą važiavimą, buvo aš Avdijivka. Ir aš turėjau garbę ir progą kalbėti su vienu kombatu, 407 bataliono iš Poltavos, kuris sėdėjo Avdijivkos kokso gamykloje 4,5 mėnesių. Žinokit, ten jau buvo apie ką kalbėti. Kai žmogus paprastas, tiesiog šaulių batalionas, nieko ten ypatingo, be jokių ypatingų dalykų ir tiesiog jie stengiasi ir pavyko jiems pakankamai neblogai pasirodyti, bet aišku, dar didelį kainą. Ir tas žvalgybos irgi vyko iš esmės tuo pačiu metu, kur teko girdėti visą skalę atsiliepimų ir komentarų ir iš įvairiausių dalinių. Ten realiai buvo 7 daliniai, kur vieniai par kitaip dirba. Įskaitant tokius, kurie buvo ten pašaukti būtent dengti atsitraukimą. Tai jo, čia atskira temus tikrai nedaryti šitam diskusijai, bet be jokios abejonės darosi kai kada sunkiau tiesiog, bet ryžto. Ir aš manau, kad Arūnas tiesiog vis daugiau atsiranda. Tiesiog čia jau jums net pavyks šį kartą, nes aš toks jau gana, gal truputį neįgus, bet tuo pačiu yra, tu jau esi šiame taip per ilgai tiesiog, kad tu dabar pabaigtum, pasitrauktum, taip toliau. Ir aišku, jeigu kalbant apie Lietuvą, aišku, vis didesnis ryžtas ginti savus, savo šalis, savo teritoriją, savo interesus kalbą. Kai tik karas prasidėjo ir ne kai tik karas prasidėjo, kai praėjo turbūt kokie 3-4 mėnesiai, jau kai paaiškėjo, kad Ukrainos valstybė tikėtinai išliks, valstybingumas liks išsaugotas, kai prasidėjo jau kai kur net ir Ukrainos pajėgų kontrpuolimas, visi pasidarė tokie optimistiški ir Jonas sakė, žiūrėkit, aš tai galvoju apie 10 metų, kad truks šitas karas. Visi kažkaip taip, kaip, netgi šiandien Lietuvoje viešintis generolas Hodžesas sakė, kad žiūrėkit, per pusę metų jau bus Sevastopolyje plevėsuos vėliava ir čia visi taip jau buvo optimistiškai nusteikę. Ką dabar sakai, Jonai? Aš teisus. Tiesiog ir eilinį kartą. Matai, kaip tai būtų, čia įvairiausių priežasčių, kai tu sėdi tame mesame, tu turi priėjimą ir bent kažkiek supranti, ne visko aš, kas nevyksta. Ir su istorijos žiniomis, be jokios abejonės, kalbam, mažiai, kas ta Rusija. Ir dabartinė Rusija, ir Rusijos, šaknis tiesiog. Mes matote, Rusija dabar karauja, kad nežiūri į savo, net neskaičiuoja savo nuostolių visiškai, jiems neįdomu. Ar 100 karių, 1000, jiems neįdomu, tiesiog, kad būtų judėjimas į priekį. Viena brigada kariauja, 2 jau laukia. Kiša. Ir savo žmonės, savo mėsą. Ir šioje vietoje nieko naujo.
Rusija taip darė visada. Antras pasaulinis karas, turbūt toks geriausias pavyzdys, bet ir kitų pavyzdžių. Tu matai, kad būtent Rusijos, pavadinkite, ryžtas, ar tiesiog inercija, ar tiesiog charakteris, tiesiog ir toks, kad Rusija šitą karą kariaus į galą. Tai reiškia, o mes kažkaip jau mes, gal pasibaigs, gal čia praeis, ten kaip blogas oras kažkur. Ir mes, man stebina, net, dabar kalba švedas, įsidėmėkime čia dabar, man kartais stebina, kad net, kad... Bet tik esat lietuviškai. Ne, aš turiu minį, kad vakariečiai, tai aš kalbu apie Hodges'o heresiją, Hodges heresy, kalbant apie šitą pasisakymą mane labai sverzina. Bet ir aš kad lietuviai patys irgi, tiesiog žmonės, kur tikrai turi tą istorinę patirtį, iš vienos pusės, iš kitos pusės jau per šimtmečius. Ai, pasibaigs, oi, bus gerai tiesiog. Ir aš galvoju, ne. O čia tiesiog, kad esi matai, įsigilini, gyveni tuo, aišku, kaip esi abejonės, ir čia gavo nematyti kol kas. Du dalykai, man atrodo, dabar patys svarbiausi kare, Arūnai. Tai pirma yra Ukrainai sugebėti įvykdyti sėkmingai mobilizaciją, iš esmės padidinti savo kariuomenę. Vis dar nepavyksta Ukrainai perorientuoti didelės pramonės į karą, amunicijos, pačios įrangos gamybos ir aišku vakarų parama. Ir kuo tu pats aiškini, pats kalbėjai apie savo motivaciją, apie supratimą, kurį mes čia Lietuvoje turime šiek tiek kitokį ar visiškai kitokį nei likusioje vakarų Europoje. Kuo tu aiškini tai, kad vakariečiai ta senosios vakarų Europos pirmiausia atveju ir Jungtinių valstijų atveju, kitų demokratiškų valstybių, nenori nei kiek aukoti savo gerbuvio dėl saugumo. Tai aš net neičiau taip toli į vakarus, nes aš dar galiu suprasti, pavyzdžiui, žmonės Lisabonai arba Madride, kodėl jie turėtų jausti karą, kai jo daugelis nejaučia pas mus. Mes esam pasienio valstybė, kurie galim būti sekantis ir aplinkui čia raminimai, negazdinkit, čia mes po NATO skėčių, čia ir taip toliau. Ir mane labiausiai neramina šitas dalykas, o ne tas, kad mes patys save liuliuojam. Taip, o ne kad kažkokie ten vakariečiai iš Italijos, Ispanijos ar Prancūzijos nepakankamai suvokia karą. Tai yra natūralu, bet tai taip yra, kad... O kodėl, pavyzdžiui, amerikiečiams turėtų labiau skaudėti reikalai Europoje? Bet tai visi pasikabinę ant amerikiečių. Tai pirmiausia, turtinga Europa, gyventojų nemažiau negu kad Amerikoje, bet visi žiūrime į Ameriką ir po to šokas ištikta. Oi, jie išsirinks... Tai priprato visi per 70 metų, kad Amerika ateis, duos kažkam jausi, kam ir taip toliau. Tai aš lygiai tą patį matau Lietuvoje. Ir politikai, ir sprendimų už gynybą priėmėjai daro meškos paslaugą mūsų visuomeniai. Galvoja, kad pavyks atsipirkti. Sumokėsim dalį pinigų amerikiečiams už gynybą, dalį vokiečiams, o patys eisim gerti alaus ir jie už mus viską padarys. Ne, mėlyjei, taip nebūna ir taip nebus. Teks daryti patiems, tik tai klausimas, ar mes turėsim įrankius reikalingus tam darbui, nes tie įrankiai dabar yra leidžiami tai, kaip aš vadinu, jeigu koncepcijai pagrįsti, tai yra ten kažkada po 10 metų tankai, 800 milijonų barakams statyti ten ir taip toliau. Tai palaukit, priešas už vartų, o mes pinigus leidžiam infrastruktūrai. Tai ką tada galvoti kažkokiems ispanams, portugalams ar prancūzams? Mes gyvename pasienio valstybei, priešas už vartų,
mes vystom visokius infrastruktūrinius projektus. Na jau dabar atrodo suprato, kad greičiausiai infrastruktūriniai projektai bus privačios valstybės ir privačios partnerystės pagrindu, finansuojami verslo, išsimokami per ilgą laiką, bet noriu dar biškai ateiti, kur užčiopia, man atrodo, gerą vietą. Visuomenė įtampoje ilgai gyventi negali, akivaizdu. Jinai tada nustos kurti, jinai nustos žiūrėti į ateitį optimistiškai. Kaip pats manai, ir Jonui bus tas pats klausimas, kaip išsaugoti tam tikrą budrumą, mobilizaciją, supratimą, bet neįsivaryti savęs į kampą, gyvenant nuolatinėje įtampoje. Kaip turėtų būti su visuomenė komunikuojama, kaip jinai pati turėtų suvokti tą mūsų situaciją? Mano atsakymas ir receptas yra toksai: nustokim užsiiminėti šūdmalystę. Ką tu turi omeny? Turiu omeny, reikia daryti, nekalbėti, o daryti konkrečius darbus. Pavyzdį imkim iš estų gal turbūt. Arba suomių. Dabar mes tik tai kalbam ir labai madinga kalbėti apie dronus. Visi politikai, visi kaip užsivedę, nors žmogus žalio supratimo neturi, kas tai yra per dalykas. Visi vaizduoja droną kaip kažkokį šveicarišką peilį, kuris daro apskritai, viską. Gynyboje nėra vieno vaisto nuo visų ligų. Viskas veikia. Bet ar pastebėjot, kaip visi kalba? Nes tai yra populiaru. Tai prasme, tu visą laiką pakalbėdamas belė kokią nesąmonę spaudos atstovams apie dronus, tu prisidėsi savo taškų. Ir tas kalbėjimas nenustojant vyksta, bet kai pasisukam į konkrečius darbus, žiūrim, kad nieko nepadaryta. 2 metai karo, o padaryta 0, nieko. Taip, bet sugrįžtant prie to paties, ypač Jonui tinka šitas klausimas, kuris yra ir kūrėjas, ir savanoris tuo pat metu, ir kare dalyvauja, bet nepamirškim, kad pirmiausia jis yra režisierius. Tai kaip, Jonai, pats matai, kad visuomenė išliktų sveika, bet suvoktų grėsmę, kad žiūrėtų į ateitį, norėtų galvoti apie tai, kaip atrodys Lietuva po 20 metų, laisva Lietuva ir taip toliau, bet tuo pat metu suvoktų grėsmės. Ar tai įmanoma apskritai? Kartais, aišku, atvirai kalbant, galvoja, kad būtų neblogai, jeigu, kaip sakau, kad Rusija mus biškį užpultų. Nedaug, bet kažkiek, kad mes suvoktumėm. Ta prasme, įbėgtų viena kuopa ir užimtų Švenčionių savivaldybę. Kiek tai galėtų atrodyti, bet esmė kokia, jūs suprantate, kad būtų tas tiesiog, tas smūgiais iš šoną, kad jau ir kad mes nustotume būti biškį, kaip šūdmaliauti. Dieveniškių pilį. Va pagalvojau, kur yra Dieveniškių pilis, kur vykdavo festivalis Be Together prieš daugybę metų. Ten yra tokia viduramžinė pilis. Pačiam kraštelėje, kur nieks negyvena. Va tiek, kad užpultų. Jokauju. Viskas, ką pasakėm, yra jokai. Bet aš turiu menį, kad čia reikia rimčiau žiūrėti viską. Čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, iš tikrųjų, aš esu kūrėjas ir šiuo atveju, kad būtų naratyvų kūrėjas. Aš matau, kaip vis tiek visuomenė, kalbant apie bet kurį visuomenę, formuoja vis dėlto jos, sakykime, istoriją. Aš kaip Švedijoje matau, kad ten yra vienas, sakykime, naratyvas, kuruojamas, formuojamas, susiję irgi su praeitimi, matau, ką žiūrėk Lietuvoje, kad žmonės, tiesiog dabar, kaip aš matau mūsų visuomenę, yra kažkoks toks naratyvas, 90-91 metų viskas kažkaip baigėsi laimingai. Tas baisus dalykai baigėsi, dabar jau ir gyvenam laimingai visada po to. Gerovis kažkoks, mana suprantamas, bet to pačiu truputį, naivus ir gal truputį taip jau dirbotas suvokimas. Žiūrime istoriją, kur matė tą, romantišką laikotarpį, turite tą pukarį, kur baigsi pakankamai juokingai, sakykime. Mane formavo, Lietuvos istorija mane formavo pokaris. Visiškai visam. Čia yra tas momentas, kai aš kadangi dirbęs ir su gyvai žmonėmis, kurie ten buvo, dalyvavo, kur valstybės, tai buvo tikrai tragiška situacija, valstybės nebebuvo, žmonės tada savo gerai, aš žydėsiu, aš eisiu.
Aš žinau iš Arūno istorijos, ten, kur yra būtent nepriklausomybės karas 18 metų ir 19-20 metų, čia yra, nežinau, jeigu tu norėtum, man labai, tiesiog žavi šitas momentas. Ir tai yra, kaip žmonės kažkaip paima, sukūrė savo naratyvą. Ir šioje vietoje dėja, mes truputį pasimetę. Čia jau kalbant iš tos pusės. Ir aišku, yra kitas problemas, čia yra viena problema. Mes kalbant apie politinį lyderystę. Jau dėja, čia ne tik Lietuvoje, ne, čia jau yra. Tiesiog yra tas, kalbant tiek, pavyzdžiui, mes turim tos pačius dronus, čia yra FPV dronas pavyzdys, paėmė specialiai, tiesiog, arba dar kažką. Tiesiog nori, daryti įspūdį, tiesiog, čia rinkimams ar dar kažką, bet nenori įsigilinti į tai, ką reiškia, pavyzdžiui, kas yra tikrasis saugumas su visais savo elementais. Ką tai reiškia, kaip tai kainuoja, kaip reikia tiesiog formuoti visuomenę. Toks. Jo, aš turiu sustoti. Taip, čia metas klausti mūsų auditorijos. Ar norėtų kas užduoti klausimą? Aš prinešiu mikrofoną, turbūt mes čia neturime asistentų, tai aš iš vietos prinešiu, jūs filmuoja ir transliuoja ir taip toliau, tai reikia mikrofoną. Aš palaikysiu. Nes palaikysit, labai gerai. Aš norėjau Arūno gal paklausti, čia tokio labiau asmeniško klausimo, kadangi dabar tik įpusėjau pirmą dalį skaityti ir pajutau vieną vakarą skaitydamas, kad iš tikrųjų parūpo, kaip laikosi jūsų bendražygiai, apie kuriuos rašo, tai tie artimiausi tipas, Ivakas, Grozas, tai kaip, nežinau, kaip jie gyvena, kaip laikosi, kažkaip, nežinau. Ačiū, supratom. Prašau, Arūnai. Tai labai įvairiai. Kai kurie ilgai kovojo už gyvybę, gydėsi metus laiko. Yra vienas netekęs rankos, daug kartų operuotas ir taip toliau, ir taip toliau. Kai kurie padarė karjeras iki batalionų vadų. Kiti darbuojasi Jono minėtoj 47 brigadoje Avdijivkoje. Ir vienas draugas atsakingas buvo už plėtrą bepiločių orlaivių bataliono. Tai labai įvairiai, bet galiu reziumuodamas pasakyti, kad su jais susitinku ir mes kartais pasikalbam, kiek keičiasi karas ir kariavimo taktikos būdai ir kiek mes patys keičiamės. Tai prisimenam senus laikus Charkovo fronto, tai ir visi vienareikšmiškai prieinam tos pačios išvados. Jeigu dabar kariautume taip, kaip kariavom pirmus metus, tada visi būtume negyvi 100%. Ar yra dar klausimų? Kilstelkit ranką, kas norėtų paklausti. Taip, matau, čia buvo ir po to tenai, po to čia. Jeigu turėsime visiems laiko, aš palaikysiu mikrofoną, prašau. Čia dabar kilo problema, kad mes nepasiruošę. Tai jeigu buvo solidarumo mokestis iš bankų, ten paėmė pinigus, tai mes visuomenė taip pat turim susidėti ir, kaip sako, padėti valstybei toliau, reiškia, gintis ir kad gynybai, kad buvo finansuoti patys iš žmonių, sakykime, jeigu pas mus ten buvo kalba, tai sako, o kiek? Tai nuo BVP 2% ir mums nuo atlyginimo, nuo pensijos po 2% kas mėnesį. Matau, jūs turit pirmojo kario savanorio ženklelį. Savanoris. Esu savanoris. Parlamentą gynėm, barikadą statėm. Vienas iš tų, kur mes patys savo viską susinešėm, niekas nieko nedavė ir pas nieką neprašė. Tai aš galvoju, kad mes taip pat dabar visa visuomenė, nes dabar sako politikai, kad tai nepopuliaru. Ką nepopuliaru? Bet dabar reikia iki Liepos mėnesio priimti įstatymą ir pradėti gynybai rinkti mokesčių. Ačiū. Arūnas gali pratęsti mintį, o aš einu prie kito skaitytojo. Taip, be pinigų niekas nevyksta ir pinigai ir lėšos yra labai svarbu, bet dar svarbiau yra, kur tas lėšas panaudosi.
šiandien mūsų gynybos sistemoje, aš drįstu taip sakyti, kad lėšos nėra pati didžiausia problema. Pati didžiausia problema yra, kad yra visiškas pasimetimas, kur jas efektyviausiai panaudoti. Tai čia mano nuomonė. Ačiū, turiu klausimą. Čia Arūnai, aš jūsų knygą perskaičiau, jūsų knygoje 2 pastraipėlės yra apie gynybos strategiją. Ten, 2 vietose. Kaip turėtų būti gynyba organizuota, bent jau pagal patirtį. Nes mano vaikas mokosi karo akademijoje ir ką aš girdžiu kaip civilis, tai man baisu darosi, ką jie moko. Tai šie laikinių karų netinka visai. Ačiū. Arūnas, man atrodo, prieš tai jau buvo iš dalies atsakęs apie šitą klausimą. Taip, jūs esate teisus. Realiai niekas neturi tos patirties, kas dėsto ir iš ko ją perimti. Tai mokoma ir dėstoma yra Antro pasaulinio karo patirtis. Nei Afganistanas, nei Irakas, nei kiti panašus karai nesiskaito, nes jie kariauti buvo ne prieš lygiavertį priešininką. Ir dabar viską, ką išmoko, tai telpa tik tai į tai, kad sąjungininkai viską už mus padarys. Turime dar klausimų, prašau. Klausimėlis, ar bus tęsinys pirmiausia? Ir tikiuosi, kad bus. Tada aš jau perskaičiau abi knygas ir nedidelis komentaras. Antros knygos vidury pajutau šiokią tokią monotoniją ir pradėjau galvoti, ko aš dar norėčiau. Norėčiau, kad būtų užrašyta į knygą mintys, ką mes darom ne taip, ką mes nedarom, ko reikėtų. Galbūt elgesio algoritmas paprastam žmogui, jeigu viskas prasidėtų, ką mums reikėtų daryti. Taip, ačiū. Klausimas, ar bus 3 knyga? Iš tikrųjų, tai reiškia visai ką kitą. Reiškia, ar bus kita ilga misija ir kaip pats save matai tame scenarijoje, jeigu karas, kaip sako Jonas, užtruks labai ilgai. Tai 3 knygos, bent jau tokioj formoj kaip dienoraščio, aš apsisprendžiau nerašyti, bet antroji knygoje nėra dar mano paskutinės misijos, bet aš kartais rašydavau ir mano užrašai iš Avdijevkos, kurį laiką aš irgi turėjau pozicijas. Tai tuos straipsnius aš kalbėjau su žurnalistais, greičiausiai papublikuos. Atskirų dienų čia buvo gruodžio mėnesio. Tai o jeigu bus 3 knyga, tai jinai bus kitokio pobūdžio, bet kol kas dar neturiu. Jonas atsakys tada į klausimą tą kitą. Bus ir 4 knyga, ar 2 knyga mano. Aš vieną knygą parašęs Dolmasų džiazas ir aš irgi rašinėjau, joms greitesnis. Bet čia aš paspašysiu, kodėl. Aš dabar taip plačiai ir pakankamai giliai užsiimu to viso klausimu. Aš, pavyzdžiui, vakar sėdėjau Žešovės su amerikonais, turėjau irgi malonumą kabutėse susitikti su lenkų fermeriais naktį ten trasose. Tokie reiškiniai, kur atsiranda, kas yra susijęs su to, ką mes matom. Ir jau nekalbant apie bendravimą su kariais, su vadais, aš, pavyzdžiui, su Sirskiu, kariuomenės vadu. Ir tavo matymas tiesiog formuojasi kitaip. Bus tų knygų ir jų reikia, nes tai, kas vyksta šiuo metu, mes tiesiog privalom matyti ir gebėti įvertinti ir dabar, bet ir ateičiai. Mes beveik nebeturime laiko ir čia ko gero bus jau paskutinis klausimas. Prašau, palaikysiu mikrofoną. Ričardas mano vardas. Trumpas mano klausimas, toks aš noriu šiek tiek sugrįžti į praeitą radarom akciją. Kaip atsimenam, mes surinkom krūvą milijonų eurų ir pirkom radarus tokius įdomius, kurias Jonas pristatinėjo. Labai puikiai atseit jie sudaro kubulą tokį, kuris viską apsaugo, jis gaudo
Viską gaudo kulkas, muses, ruodus. Labai įdomu, kaip praktika rodo, kaip jie pasiteisino, ar jie gerai veikia, ar taip ir yra kaip pasakoja. Tai aš tik taip, jie nieko negaudė, nieks nesakė, kad jie ką nors gaudo, jie mato. Tai matymas ir gaudimas, kaip ir saugojimas ir gynimas, yra du skirtingi dalykai. Tai prašau jau. Jeigu trumpai, jie veikia puikiai, jie yra, sakykime, bendrai su kitomis priemonėmis, kitais resursais oro gynybos sistemoje. Aš žinau, keliose vietose, kur stovi, visko nežinau, nes negalim ir neturim žinoti. Bet tikrai labai vykęs dalykas. Ir faktiškai, kad mes kartais, patikėkime, mes per daug kartais negirdim, yra kartais negali gerai. Bet turbūt reikia pasakyti esmę, kad jie yra perduoti oro gynybos padaliniams. Oro gynybos pajėgos juos naudoja savo nuožiūrą ir tai yra mobilūs radarai ir tai buvo, tiesą sakant, istorinis įvykis, istorinis net pasaulio kontekste, kad pirmą kartą Izraelis pateikė ne kokios nors dvigubos paskirties, o karinę įrangą Ukrainai visuomeninės organizacijos, visuomeninės iniciatyvos pastangomis. Tai man atrodo, kad tai tikrai yra labai svarbus įvykis net ir visos Europos kontekste. Ir kadangi jau užsimetėt apie radarą, matau, kad Jonas turi antidroną, kuriuos dabar vežam, tai Jonai, trumpai apie tai. Dabar tiesiog, jeigu jūs nežinot, mes sugalvojom kartu su Edmundu, su kitomis organizacijomis ir žmonėmis. Mes perka komplektus. Yra antidronas lietuviškas, yra lietuviškas naktinis matymas ir lietuviškas laserinis toks taikiklis, pavadinkim. Šitie komplektai yra perduoti 50 vienetų, mes ką tik su Edmundu buvom Kijeve, perdavėm ambasadoje, jie yra jau fronte, jau veikia. O čia, mėly lankytojai, čia yra jau karinės paskirties daiktai, kurie naudojami tikram kare. Mes matom, kaip bebūtų, mes irgi nuo visuomenė, mes supranta, kad čia nori, teks kariauti. Puikus pavyzdys. Prisidėkit, jeigu dar neprisidėjot, 1485 trumpas numeris. Rytoj baigiamasis koncertas per LRT vakare per televiziją. Aš dėkoju visiems, kurie susirinko ir dėkoju drąsiam kariui savanoriui Arūnui Kumpiui, kuris net kelias misijas kariavo Ukrainoje. Ir Blue Yellow įkūrėjui Jonui Omanui. Dar pabaigoje pasakysiu, kad Arūnas bus leidyklos Briedis stende ir tie, kas ateis įsigyti knygų, galės gauti autografą. Teisingai. Taip. Tai ačiū visiems. Geros knygų mugės.